Gal įjungti. Nori. Žiūrėk, reikia suvokti biški taip. Yra mentalinė aritmetika, pradinės klasės, ne? Ok, Finansų ir sąmoningumo akademija, jau vidurinės klasės. ok, Ir asmenybės atpažinimai jau jaunuoliams, ten 18-19 metų, kur stoti. ok, Ir toliau mes pereinam į amžiaus grupę, tie, kurie uždirba pinigus, tai yra neurotėvystė. ok. Bet neurotėvystė tai vėlgi tai tik tai pradžia, nes neuro ID produktas, jisai Mhm. yra iš trijų lygių. Ok, Nu, trys skirtingi klientai. Tai yra paprasti žmonės, kurie nori spręsti savo santykius ir savo problemas. ok, Toliau profesionalai, tai psichologai, coacheriai, kurie padeda kitiems. ok, Ir verslininkai, kuriems reikia konkrečių užduočių išspręsti. Tai va, ok. tai reiškia trys amžiaus grupės, ne amžiaus grupės, tai yra trys klientų grupės ir kiekviena klientų grupė turi po keturis modulius mokymų. Iš viso 12 modulių skirtingų. Čia apie neurotėvystę, taip. Jo. Apie neuroID gal pavadinkim taip. Nes ta tėvystė tai tik tai iš asmeninio modulio bazinis modulis. Ok, Iš supratau to dabar. 12 vienas. Nu, pavadinkime pats pirmas. Nes aš galvoju, galutiniam rezultate, ką jis išmoksta po kurso. Pravaro visą kursą, ką gauna. Čia Žiūrėk, apie neuro ID. ne, tai žiūrint, ką jisai pasirenka. Aha. Jeigu žmogus, tai jisai gauna aišku suvokimą, kas jisai žemėje ir ką jisai čia turi veikti. Jeigu Ai. profesionalas, tai jis gauna įrankį, kaip greičiau atsivesti klientą iki savęs ir jeigu jis naudos tos įrankius, kaip to įrankio pagalbai spręsti klientų problemas. Ok, O verslininkas, tai pagal jo konkretus nu, ką jis ten nori. Gal gali susirinkti komandą, žmonės, ne? Gali užsakyti ten tą auditą. Ta prasme, grubiai tariant, jam žmonių atrankos kaštai galėtų sumažėti iki 70%. nu, ok, supratau mintį. Sumažėja lygiai taip pat komandoje konfliktų, nes tu tada žinai, kaip su kuo kalbėti. Ok. Kad vienas tenai, žinai, iš reptilinių smegenų kalba, kitas iš limbinių. Jo, mes atsimenu, netgi nepamirščiau, kai mes su jumis padarėm tada testą, atsimenat, buvom Jo. pasijungę ir aš toks, ok, aš dabar žinau, kaip aš veikiau, žinai, tai va, biškį net ramiau pasidarė, kad, Tai va, sakau, tai va gaunasi tokie trys nišos po keturis modulius mokymo, tai va 12 modulių ir ta neurotėvystė, tai va pats pirmas iš to, žinai. Ir lygiai taip pat žmonės, kurie perėjo, paimkime tą, jie, nu sakykime, jeigu žmogus perėjo šitą kursą kaip žmogus, jis toliau gali eiti mokytis mentalinės aritmetikos, tapti mokytoju, arba FSA akademijos mokytoju, vat, arba to asmenybės atpažinimo, žinai, kuris nori. ok, Nes, daug, žiūrėk, gaunasi, nu, bandysiu pabandyti nupiešti visą struktūrą. Nes jeigu augame, tai lygiai taip pat reikia ir mokytojų. ok, Reikia mokytojų, reikia ir tėvų. Kas yra lojalūs klientai, tai yra tie, kas yra bendruomenė, kurie ne tik tai pabuvo su tavim burelį, sumokėjo pinigus, bet jie atvažiavo į kažkokią tai šventę, mus kažkas tai bendro jungia, kažkoks, sakykime, kitoks požiūris į gyvenimą. ok, Nu, nu, jau mentalinė aritmetika, jau kitoks požiūris, jau jie supranta, kad smulkiosios motorikos dėka galima vaiką kažkaip kitaip lavinti, žinai. Jau čia yra kažkoks jungimas. okay. Ir tada gaunasi visai nauja. Tokiu būdu po truputį gaunasi visai nauja bendruomenė, visai kitokie žmonės, pavadinkime taip, jie gimsta. Ne Ir vartotojai, pavadinkime taip, ne vartotojai. ne vartotojo kūrėjai labiau tampa. Nu, bent jau pradžiai, taip, kūrėjai, nu, bent jau pradžiai, pavadinkim, suprantantis vertę. Jo, Tai va. nes pas mus, Ir mentalinė aritmetika tai ašis, iš ko viskas tai išaugs. Vadinkime taip. ok, mintis kaip ir aiškiai jo. Gerai. Aš pasižymiu prezentaciją, man pačiam bus aiškiau. Tai taip, pasižymėkit.
man pačiam bus, nes aš kai tau pasakoju, aš pats labiau įsivaizduoju, žinai. Taip. A, tai Nes aš grubiai, atsimenu, kai aš mokiausi coachingo, nes aš mokiausi, tai mūsų mokino labai paprastą dalyką, sako, tau praktiškai nieko daryti nereikia, tu tiesiog klausai nes žmogus dažniausiai atsakymą pats randa. nu, kaip sako, užduoti, kaip čia, Tinkamus klausimus. tinkamus klausimus, jo, tinkamus klausimus. Užduoti tinkamus klausimus, žinai, ir jie Nes tada. jeigu žmogus ieško atsakymo, tai, nu, jis pats ieško atsakymo, tik jis kažkur užstrigęs, bet jeigu jis neieško, nu, tai ten jau daryk, ką nori, jis, jeigu jaučiasi, kad Arba žmogus yra aukos vaidmenį, tai tada labai sunku yra. jo, tai vat, Tai tas aš stabdyti neuro ID padeda išvesti žmogų iš aukos. iš aukos pozicijos, Nu, bent jau gal neišves pilnai, nu, tie baziniai pradiniai kursai, bet bent jau leis sustoti sustoti, ne? ir nereaguoti iš reptilinių programų, vadinkime taip, žinai. Nu, nes šitas įdomus, nes aš jau kiek susidūriau, labai jaučiasi tas dažnai, žinai, tas aukos pozicija žmonės ir aš tada noriu ištampyti juos, sakyti, net kiek tu galėjai vaikščioti aukos pozicijoje. Nes nelengva iš tikrųjų. Labai energiją siurbė tokie žmonės. Aš jau nekartą atkreipiau dėmesį. Labai sunku, tau labai sunku. Čia tau labai sunku. Tai